Taigi, sveiki draugai, aš Aurimas Avantiūristas ir šį kartą mes keliaujame į Čekiją. Kągi mes veiksime Čekijoje, jūs paklausite. Ir kodėl aš keliauju vienas? Taigi, viskas nuo pradžių. Mes keliaujame į Kumbalkan ralį, pigių automobilių ralį, kuris vyks visą savaitę Europoje. Turime rytoj ryte būti Čekijoje. 10 val. Startuojame iš Čekijos šiaurės. Tada judame į Lenkiją. Būname Lenkijoje, keliaujame į Lietuvą. Ir paskutinė šalis bus Latvija. Taigi, visą savaitę beveik 6000 km mes keliausime Europoje su senais automobiliais. Šiai ekspedicijai mes pasirinkome mano seną gerą Peugeot 205 modelį 1989 metų. Dabar važiuoju vienas, nes mano šturmanas, kolega Giedrius Daraškevičius šiuo metu yra Jonavoje Krikštynuose, taigi mūsų kelionė jau prasideda nuo avantiūros, važiuoju susirenku Giedrių, tada per visą naktį važiuojame iki Čekijos, galbūt turime kelias valandas lengvam miegui ir startuojame mūsų ilgai lauktoje ekspedicijoje. Ekspedicija bus pilna nuotykių, apie jas stengsimės jums parodyti, taigi sekite mus, o aš važiuoju pasiimti Giedrių. Mano šturmanėlą jau vietoj, jau nusiteikęs kelioniai, metam šmutkės ir keliaujam. Ir turbūt jums įdomu, su kokia mes technika keliausim. Taigi, autobusas, kuris turi pasitraukti ir atidengti mūsų tikrąjį automobilį, su kuriuo mes keliaujam. Štai, Peugeot 205. Čia turime bičiulius iš Miami klubo, iš Marijampolės, didelis automobilių klubo entuziastų suėjimas, turi labai gražios technikos, tai vieni iš jų atvažiavo šiandien mus išlydėti ir ką, mes čia ilgai turbūt nebūsime, šiek tiek paplepam ir vyniojam, nes iki mūsų starto vietos yra apie 800 km. Navigacija rodo, kad atvyksime kažkur apie 3-2 nakties, tai bandysime tą laiką veikti ir dar likusį laiką šiek tiek pamiegoti, o jūs pasigrožėkite techniką. Kelis jau nesklandumus pastebėjo, tai važiuojant 120 km/h tas garso diapazonas, tai kurtina, jau davažiavus iki Marijampolės jaučiasi. Dėl kaitimo, kol kas vėsų, tai lyg ir problemų nėra, nenoriu prisikalbėti, tai šitą temą tokią laikysiu patyliukais ir visada vis stebiu aušinimo rodiklę, ar viskas su ja gerai. Tai mes čia šiek tiek paplepam ir jau tuoj susitiksim, manau, kitam kadre, kaip jau kertame Lietuvos ir Lenkijos sieną. Jebrytė po finišą traukia namo. O mes dar tik į startą. Olandai, o mes dar tik startą. Jau pradedam mąstyti, kad reikia ausukų kamštukų kur nors nusipirkti, nes tas diapazonas prieš 120 tai per būgnelius mušo normaliai. Sekėm Varšuvos tunelius. Galim tęsti kelionę, bet eismas čia tai net ir vakare toks. Česka Respublika. Pagaliau atvykom. Beveik 1000 km ir mes jau Kumbalkan starte. Tai iki pačio starto liko 7 valandos, dabar tylos metas, visi miega, tai mes su savo mažyliu greitai lendam kažkur į kampą, kad niekur daug nesimaišyti ir irgi einam ilsėtis, nes jau nuovargis duoda savo ir labai laukiam startų. Taigi mes einame, miegam tas kelias valandas, o su jumis susitinkame už kelių sekundžių. Labas rytas, pamiegojame apie 5 valandas, šiek tiek visoko buvo, miegojame automobilį, nusprendėm, kad dėl tų kelių valandų palapinės turbūt statytis neverta, nes paskui ilgai trunka tas visas jos džiovinimas ir tas visas procedūras, tai tiesiog išsitiesiam sėdynės, pasiėmėm ledukus, miegmaišiukus ir
numygom tas kelias valandas. Dabar čia yra apie 7:30 ryto, jau po biškį dalyviai keliasi. Ekipažai vis dar važiuoja. Norisi prabėgti nuo ryto, kol dar organizatoriai nepaleido visų muzikų ir neprasidėjo veiksmas. Mašinėlių tai čia be proto daug. Vakar turbūt be didesnių nesklandumų atvažiavome. Šiek tiek turėjom problemų su mūsų GPS įranga, bet įvažiavusi Čekija jinai vėl atsigavo. Tai nežinau, ar tik Lenkijoje mums neveiks, ar tiesiog laikini sutrikimai, bet ryte atsikėlus mačiau, kad liktais problemos išsisprendė ir mūsų lokacija jau rodo. Tai dabar biškelį prabėgsiu nuo ryto, jau esama dalyvių parką, mašinų begalė, žmonių daug, tai jaučiu, kad laukia šiandien. Ojojoj, kiek veiksmelio. Tai pasigrožėkite vietiniais egzemplioriais. Taigi dar turėtų nuo ryto atvykti ir vienas lietuviškas ekipažas su senoliu Sabut. Manau, kad dviese ir bandysim kirsti starto liniją. Iš patirčių žinau, kad visą ekspediciją abiejų ekipažų išlaikyti beveik neįmanoma. Skirtingi tempai, poreikiai, tai bent jau startuoti kartu turbūt pabandysime. Ir labai norėčiau nusivaryti savo baltą D5 prie raudono D5. Du panašus modeliai startuoja. Tik tais raudonasis turi šiek tiek kitokių modifikacijų, toks kabluko stilium, tai na labai įdomiai. Aš jau buvau pasilgęs šitų žaislų, šitų įdomių technikų. Lauksime susirinkimo turbūt starto, dar gal kažką nueisime, pasikalbinsime ir leisime į kelią. Svarbiausia reikia nepamiršti čekiną pasidaryti. Atvažiuoti atvažiavom, bet kol organizatoriam neprisiduodi, tai nelabai gali startuoti. Čia matau, vaikinai užtrenkė savo mašiniuką. Jau nuotykiai prasideda. Good morning. You need this, yeah? Oh, yeah. Okay, thanks. Nu va, dar startinį paketėlį gavom. Pasitikrinsim, ką čia gero. Jau girdžiu sirenos gatvėje, tai tik tais įdomu, ar čia dalyvių tos sirenos, ar kažkam jau atsitiko bėdelė. Beje, mes vakar vakare atvažiavę, jau nepatekom į pagrindinę zoną parkingo, jau buvo uždaryta. Pasiparkavom šalia gretimai esančioje, bet tokių kaip mes naktinių ir rytinių tai dar tikrai yra. Ir dar tikiu, kad tikrai iki 10 valandos davažiuos vyriškai. Kažkur turėtume rasti ir kaimynų estų. Įdomu būtų juos pasikalbinti, pasižiūrėti, kaip jiems sekasi. Panašu jau yra problemyčių. Hello, brothers. Best wishes from Lithuania. Oh, thank you, thank you. You have some problems? Yes, with exhaust manifold. Oh. Broken oxygen sensor, and we must replace the whole of manifolds. And it's not drive, yeah? It's not have gas pedal. Oh yeah, it's drivable, but in safe mode, only slowly. Oh, yeah. Well, you do a lot of work, yeah? Yeah. Crazy. We see in the track. Jeigu būsi blogas dalyvis, važiuosi taip. O, kažkas gražus sabariuką pasidarsi. Kiek darbo tai įdeda vieni meninius reikalus. Nice car. It's a lot of work to paint, yeah? Yes. Crazy. Na ką, lieka labai nedaug laiko iki starto. Jau aikštelė pilnai užsipildžiusi, jau net statant į tą kampą, kur mes ryte beveik vieni buvome. Štai tokios įdomios technikos jau. Jau labai daug kas išvažiavo prie startus, bet mes dar pabūsim briefingę pasiklausysim. Nesvarbu, kad viskas čekiškai nelabai ką suprantam, bet varnytę reikia užsidėti, tai atklausom ir važiuojam.
Startuojam. Na kacetu z balem w Sycykoszku. Patrzymy na ból, nie czura nucić progu. Šiemet kažkaip pasisekė, labai giliai neįlindom į patį bivaką vadinamą, tai prie pat starto finišo arkos pasistatėm, tai kad greit išvažiavom, nes chebrytė ten tikrai kokias 2 valandas turbūt išvažinės pro tą arką, dalyvių mašinų nepadalos tikrai virš 100, gal net ir virš 2. Kosmosas, kiek mašinų, kiek žmonių dabar pasileido čia į Europą, tai pradėjom dieną visai neblogai, aš manau. Kadangi vairuotojas užsiėmęs vairavimu, tai ką tik gavom patikslinimą iš organizatorių, tai startavo 400 automobilių šiandien rytą, ne rytą, prieš 2,5 valandos. 400, Karlai, 400. Taip. Kosmos. Tai dabar 400 gražių, įdomių automobilių palei Baltijos jūrą pasileidę važiuoti. Tai kad ir jau nematysit, jau bus per vėlu, kai laida išeis. Bet galim pastebėti tikrai per linką įdėtą puslapį, kur visi dalyviai važiuoja. Faktas, kad pabandysim kiek įmanoma daugiau tų mašinyčių nufilmuoti ir parodyti per eterį, kad pamatytumėt, kokie čia grožiai, kiek įdėta darbui tas mašinas. Čia ir tavo laida per trumpa, kad tu filmuotum 400 mašinų. Paleisim 3-4 laidas vien tik apie mašinas. Pasiekėm pirmą checkpointą. Atvykom į pirmą mūsų atskaitos tašką, monumentą, panašu Karo didvyriam tokių istorinių objektų, monumentų turbūt sutiksim šią kelionę ne vieną, bet ir įdomu pamatyti kiekvienos skirtingos kultūros atsiminimus, monumentus, pagirbimus savo herojų, tai smagu čia būti, žiauriai karšta mūsų mašina, grinai orkaitį važiuoja, atidaręs langus, bet tai atrodo, kad ten kaip pirty, plius šiam šlapės sėdi. Po kapoto irgi karštis nežmoniškas, ypatingai tokie, kur lėtesni nusileidimai serpantinais, tai tas variklis mums tikrai ačiū nesako tokiam karšti, bet kažkaip tikėkimės, kad viskas su juo bus gerai, jau turime pirmos dienos popietę, dar nieko nevalgiam, tai bandysim paimti šitą tašką, sustoti kažkur šiek tiek papietauti ir važiuoti, nes per tokį karštį dar ir tuščių skrandžių, tai patys savo pasirašom po to silpnybės nuosprendį, geriau būti sačiam. O čia įspūdingai atrodo. Einam pasižvalgysim. Oi, gerai, čia vėjelis užpučia. Draugai, ką čia ant nugaros turi? Palauk. Mūsų geriausi draugai ir bičiuliai. Be jų šitą kelionę būtų sudėtinga. Ačiū. Tęsime taškų paieškas. Šį kartą turim žiauriai tokį įdomų objektą, turbūt gal visą objektų kompleksą esame karinėje teritorijoje, visur bandais prasibrauti, pilna ženklus, kad tankai važiuoti negalima, vyksta karinės pratybos ir taip toliau. Labai daug dalykų. Turim iš visų pusių suvažiuojančius dalyvius pasigavę. Ir varom, nusiemam taškelį, šiandien žiauriai greitai eina diena, labai karšta, jau neužilgo pradėsime galvoti apie ir mūsų nakvynės vietą. Matosiam kiek sausa, kaip kyla dulkės, labai karšta ir visai nėra jokio vėjo, tai mes dar turbūt šiandien pasimsime 1-2 taškelius, labai būtų gerai surasti ir kažkur tai bent jau vandens telkinį, nekalbu apie dušą. Biškelį nusivalyti dulkes, nes jau beveik 2 paras be dušo, mes jau tokie biškelį miškiniai daromės. Aišku, geresni miško keliukai tai mūsų automobiliui, mes iš karto duodam ralio karvytės, kaip sakyti. Tai va, mes dar šiek tiek pasiganom ir jeigu kažką įdomaus rasim, būtinai jums parodysim. Varom. Įlindau be prožektoriaus, flashlightai visai nieko nesimato, bėgu iki mašinos.
Jau čia jau mano stichija viskas, žinokit, man jau pakilo upas, jau dabar galiu varyti. Susirandom kažkokį veikiantį prūžiką ir varom, ten įlysim, pažiūrėsim, kas gero. Ten buvęs barako rūsys, gal ką įdomaus rasim. Kažkiek veikia. Super. Tuščias sienos. Su įdomiais perdengimais. Ne, neina per visą ilgį, kaip tikėjausi. Ta telefoną tai turbūt reiks kada nors nukilint, nes kaip tik pradedu filmuoti visą laiką, kas nors sugalvoja parašyti. Oi, čia. Nieko labai žavinčio, bet dar pabandysiu tam komplektą palakstyti, gal dar ką nors rasiu. Čia toks tiesiog panašu kaip sandėliavimo patalpos, be jokių kažkokių identifikuojamų paskirčių. Durų vyriai išlikę. Čia turbūt buvęs pečius. Ir nieko ypatingų. Einu žiūrėti toliau. Čia randame stendą. Būtent šito viso ploto. Tai mes žalioj teritorijai. Ir kur buvome Rusija, vienas iš tų pastatų. Tai pabandysiu praeiti gilin į teritorijos glūdumą. Galbūt dar pavyks atrasti buvusių bent jau Rusių arba pastatų likučių. Nors viskas čia iššluota, panašu, kad bus sudėtinga, bet viltis visada yra. Čia stovėjo vienas iš bendrabučių ir pabėgimui kariai kasėsi tunelių. Tai o čia, kur matėme monumentą, jis eina iki pat gatvės ir jisai suveikė, yra pabėgusių karių. Turime čia skirti, ir kas įdomiausia, kad mes radome ir lietuvių. Čia yra surašytas visas tautybės. Čia turim Litvin. Pasižiūrėkit. Marčinskus, Transkus. Ne, matai, jie saugojo vis perimetrų, tai jie grinai kasėsi kažkur į... Iki pat išėtų iš perimetrų. Bet tai bliama, pažiūrėk, su karučiais visko. Čia viską buvo pasidarę. Nu, čia tipo pradžiai tiekė kažkur tai smėlį, 111 metrų ilgis ir 10 metrų po žemę. Įdomu, nes tie amunicijos sandėliai yra milžiniški ir ta visa jų konstrukcija įspūdinga. Turbūt jie turėjo atlaikyti ne vieną bombardavimą. Pabandysime įlįsti vidų, pasižiūrėti, kas viduje. Jau prasideda mano objektai, tai dabar jau bus landžiojimai. Pasižiūrėkite, kaip atrodo pats sandėlys. Bandysime eiti į vidų ir pasitikrinti. Įspūdingas statinys, pasižiūrėkite. Rasim įėjimą, pabandysiu filmuoti iš vidaus. Matas kažkokias durse, ne? Nu, tokia pat skylė matos iš ten, tai vargu. Ryškiai. Čia toliau. Bet daug hebra matai įėjimą, paišė. Nu tai va, įėjimas per šoną. Bet yra tarp visų vadinasi, pas turi būti. Šiuos pastatus mes paliekam ramybę ir bandom atrasti patį amunicijos gamybos fabriką. Pabandysim patyrinėti, kas gera viduje. Aišku, visur užrašai, kad atsargiai pavojinga. Kur pavojai, turbūt ten ir mes. Reikia bandyti iškart lipti ant aukštą. Žinoma, reikia nepamiršti, kad šis objektas yra apleistas žiauriai senai. Ir tai buvus viena didžiausių tuo metu Lenkijos ginkluotės gamyklų. Čia viskas taip visai pavojingai atrodo, lipa štai tokiais laiptais. Jau nelabai matosi. Taip kraupokai atrodo. Didelis sandos. Nelabai turiu ką papasakoti, nelabai žinokit, pasidomėjau ir paskaičiau istoriją apie šį objektą, bet jis tikrai atrodo įspūdingai. Ypatingai atsidarius žemėlapį, šiame miške yra gal 10 pastatų kompleksų, tai atrodo, wow. Aš dar biškelį pavaikštų, pabandau atrasti ką nors labai įdomaus, nes likučių čia labai nedaug. Iš tikrųjų atvykome jau į kempingą. Užbaigėme dieną, praeitas objektas buvo ypatingai įdomus, bet jam reikia labai daug laiko, nes tie keli pastatai, kuriuos aplankėme, jie jau ganėtinai sunykę, juose nieko nėra, bet žinau, kad toje teritorijoje turėjome rasti ir dar ir patį fabriką ir kitus gamybinius objektus, bet dėja, dėl laiko stokos turėjome lėkti toliau. Šiandien beveik 11 valandų kelyje, tai buvo įdomių objektų. Kelis praleidau, nefilmavau, nes iš tikrųjų laikas įtemptas.
Tikiuosi jums šios kelios dienos mūsų nuotykio patiko ir turbūt turiu jums iki susimatymo kitose mūsų ekspedicijos dienose.